Vienas video, vienas patarimas pardavėjams. Šiandien apie tai, kaip pervilioti klientą iš jūsų konkurento. Svarbiausia, kad turite atminti, kai žmogus patenkintas to, ką jis turi, jis nenori pokyčių. Todėl tokio pokalbio gink dieve nepradėkite nuo savo prekės ar paslaugos pristatymo. Nesiūlykit savo privalumų, jokių būdų ne už mažesnę kainą. Jūs privalote ieškoti nepasitenkinimo. Į savo poreikių išsiaiškinimo klausimus įpinkite klausimus apie nepasitenkinimą. Pasidomėkite, kaip dažnai pasitaiko dabar vėlavimų, koks broko procentas. Tokie ir panašūs klausimai gali padėti surasti dabartinio tiekėjo silpnas vietas. Aišku, kuo geriau išmanot savo konkurentus, tuo jums bus lengviau žinoti, ko ieškoti. Jei klientas pripažins bent vieną ar kelias problemėlės, net jeigu smulkios, pasidomėkite, kokios pasekmės jo verslui, kaip tai veikia jo verslą. Kuo didesnės, kuo brangesnės pasekmės, tuo brangiau galėsite pasiūlyti savo prekę ar paslaugą, jums tai reiks įrodyti, kodėl dirbant su jumis, perkant iš jūsų, tų problemų arba jų nebus, arba jų bus mažiau, pasitaikys rečiau, spręsis greičiau. Tai yra bene universaliausias būdas parduoti svetimam konkurento klientui už didesnę kainą. Daugiau patarimų rasite užsukę į mano YouTube kanalą.